Birželio 8 dieną gavau iš Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskienės atsakymą. Nors aš jai jokio skundo nerašiau. Kadangi merė Rasa Vitkauskienė gina Pivašiūnų globos namų direktorių, kuris pasisavina 20% pensijos ir vienišo išmoką iš Eugenijaus Aleškevičiaus, nes Pivašiūnų globos namų direktorius sutvarkė dokumentus, suklastojo be Eugenijaus paso. Pavogęs paso kodą vykdo nusikalstamą veiką 19 mėnesių. Kiekvieną mėnesį pasisavina po 155–165 eurus. Eugenijaus pasas Kaune pas seserį. Galiu parodyti. Matot? Ir jokių dokumentų be paso Pivašiūnų globos namų direktorius negali tvarkyti. Tačiau jis klastoja, pavogęs paso kodą, susitvarko. Dabar noriu daugiau papasakoti apie merę Rasą Vitkauskienę. Kodėl jinai gina Pivašiūnų globos namų direktorių. Įvedus į Google Alytaus rajono merė išmeta straipsnį. Teismui perduota Alytaus rajono savivaldybės merės Vitkauskienės baudžiamoji byla. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamą bylą, kurioje piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą kaltinama buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė. Baudžiamosios bylos duomenimis 2019–2023 metais Vitkauskienė, eidama Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama suklastojo tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamą patirtas degalų įsigijimo išlaidas kaip susijusias su tarybos narės veikla. Šitas straipsnis yra parašytas 26 metais kovo 10 dieną. Taigi viską skaitau iš straipsnio. Dar noriu, visko neskaitysiu į straipsnio. Šitą straipsnį gali kiekvienas žmogus paskaityti, įsivedęs į Google. Bet dar noriu perskaityti, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad politikė galimai klastodama tarybos nario išlaidų avanso
apyskaitas ir jas teikdama savivaldybės buhalterija apgaulės būdu savo naudai įsigijo 18 390 eurų priklausančių Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Tyrimo metu nustatyta, kad Vitkauskienė, grįsdama patirtas išlaidas, teikė degalinių kvitus apmokėtus kitų fizinių asmenų. Toliau neskaitysiu. Norėjau parodyti, kodėl jinai gina žmogų, kuris neįgalaus žmogaus vagia pinigus. Taigi, Alytaus rajono merė irgi yra labai nesąžininga ir neteisinga, todėl jinai ir gina šį žmogų. Dabar dar keletą sakinių perskaitysiu iš kur atsakė jinai. Komisija išnagrinėjo skundus dėl galimai neteisėtų globos namų direktoriaus veiksmų, taip, neteisėtų, susijusių su gyventojo asmeninių pajamų tvarkymu. Čia tai neteisingai pasakė tiesiog merė. Skundas aiškiai parašytas, kad Pivašiūnų globos namų direktorius be Eugenijaus dokumento susitvarkė. Be dokumento negalima tvarkyti be jokių dokumentų, kad gautų Eugenijaus pensiją į globos namus. Jis tiesiog suklastojo ir dabar tiesiai į Sodros vagia pinigus. Dar šitą atsakymą aš perskaitysiu kitam vaizdelėje, šitam nespėsiu, dar vieną noriu perskaityti. Merė taip pat rašo, kad Eugenijus Aleškevičius yra pateikęs prašymus savo vardu dėl 20% gaunamų išmokų pristatymo į Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namus. Kaip jisai gali, Eugenijus, parašyti prašymą, jeigu pas mane jo pasas? Tegul rašo prašymus, bet Sodra taigi be paso negali tvarkyti. Bet matomai Pivašiūnų globos direktorius vėl su pavogtu kodu sutvarkė, kad gal neštų į Pivašiūnų globos namus. Ir vėl jis savo nusikalstamą veiklą vykdo toliau. Taigi šis globos namų direktorius ir toliau vagia Eugenijaus pinigus, klastodamas dokumentus, tvarkydamas įvairius dokumentus be Eugenijaus paso. Bus dar daug vaizdelių.